Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica ir šiandieną vėl iš rubrikos Kaip gražiai kalba žodžiai. Ir šiandien aš vėl kimbu prie žodžio, mes dažnai dvasingumo kontekste, seminaruose, mokymuose mėgstam sakyti vedlystė arba vedlys. Aš visada save pristatau kaip mokytoja, aš esu mokytojas. Dažna tai erzindavo pradžioje, aš net nustojau gal naudoti šiandien tą žodį taip intensyviai, bet save aš visada matau kaip mokytoja ir save pristatau taip. Tai kuogi skiriasi tie du žodžiai? Jeigu mes paimsim paveikslais, po kiekvienu žodžiu mes sakėm, kad yra paveikslas, ar ne? Tai vedlys, tai nuo žodžio vesti, veda, už vadelių, vadelioja, vat visas tas šaknies ta apimtis yra tokia, tai yra vesti. Ką mes vedam? Vedame tą, kuris nemoka eiti, nepaeina, arba yra neįgalus, arba tą, kuris neįgalus eiti pats. Jeigu aš sakau, kad aš mokytojas, tai aš mokau. Mokytojas, kaip ir mokyklai, jis davė instrumentą ir paleido eiti žmogų patį, nes dieviška kiekvieno žmogaus prigimtis yra